Norite gražaus namo, o gal ir prie ežero, tačiau jums niekas neleidžia? Tai reikia pasukti keletą varžtelių. Tada papildyti vieno, o jei reikės kelių politikų kišenes. Ir štai namas jau jūsų. Bet gal norite daugiau? Tuomet jūs turite tapti politiku. Šiais laikais tai padaryti nėra sunku. Jūs turite siekti kuo didesnio populiarumo ir žmonės patys norės jūsų matyti Seime. Paimkime keletą pavyzdžių, kaip Žydrojo ekrano žvaigždūnai lengvai subėgo į Lietuvos Respublikos Seimą. Atlikite kelias lietuviškas estrados dainuškas su gražia fonograma. Arba galite pasirinkti sukurti savo partiją skambiu bei įsimenančiu pavadinimu. Tačiau galbūt jūs norite valdyti viską? Tuomet jums tai reikia tapti Lietuvos Respublikos prezidentu. Tačiau iš pradžių turite žinoti kelis pagrindinius principus. Pirmiausia, jūs turite būti Lietuvos Respublikos pilietis. Jums turi būti ne mažiau kaip 40 metų. Tuomet turite surinkti bent 20 000 rinkėjų parašų. Kadangi esate žvaigždė arba populiarios partijos vadovas, tai padaryti jums nebus sunku. Taip pat jūs turite sumokėti nedidelį užstatą. Dabar galite pradėti meilikauti savo rinkėjams. Pasiruoškite daug stebuklingų, tačiau rimtų, patikimų kalbų. Prižadėkite jiems visko, ko šių dienų žmonėms trūksta. Nesijaudinkite, vis tiek šie pažadai bus pamiršti praėjus porai mėnesių po rinkimų. Prižadėkite jiems daug darbo vietų. Badaujantiems studentams prižadėkite dosnes stipendijas, o nuolat besiskundžiantiems pensininkams didelės pensijas. Svarbiems politikams parodykite savo nuolankumą, tačiau nepamirškite parodyti rinkėjams, kad jūs laikote Seimą po savo padu. Parodykite žmonėms, kad irgi esate žmogus. Pokalbių laidose kalbėkite apie savo šeimą. Pasistengkite, kad atrodytų, kad šnekate atvirai. Demonstruokite savo meilę gyvūnams ir vaikams. Organizuokite maisto, dovanų akcijas, kad dar labiau padidintumėte savo populiarumą. Pagrindiniai žmonės, į kuriuos turite atkreipti savo dėmesį, yra pensininkai, patriotai ir studentai, nes tik jie ir vaikšto į rinkimus. Jeigu įvykdėte viską, ką galėjote didinti savo populiarumui žmonių tarpe, galite tik stebėti, kaip į balsadėžes plaukia balsai už jūs. Sveikiname, jūs Lietuvos Respublikos prezidentas.